Vyre, leisk paklausti tiesiai, ar tu gyveni, ar tiesiog tempi savo gyvenimą. Tu dirbi, stengiasi, tempi viską į priekį kaip garvežys, tačiau viduje nėra ramybės. Galvoje triukšmas, kūne įtampa, jauti, kad kažkas tai ne taip, bet tiksliai negali įvardinti. Tu skaitai, analizuoji, spaudi save ir darai pakankamai daug, tačiau ne ten, kur reikia. Baisiausia tai, jog tu taip gali gyventi dar 5-10 metų. Tačiau santykiai su laiku atšals, motyvacija dings. Vieną dieną suprasi, jog viską darai teisingai, tačiau negyvenai. Todėl mes, Vyrų klube Šviesos karys, darome vyrų ratą. Ne dėl motyvacijos, dėl aiškumo, dėl tylos, dėl tikros būsenos. Mūsų svečias Robertas Karvauskas, kuris perėjo savo gyvenimo dugną. Santykiai griuvo, verslas byrėjo ir viduje buvo pilna tuštuma. Ir jis darė viską teisingai, kol suprato vieną dalyką. Pastangos būti laimingu gali tave naikinti. Šiame vakare kalbėsime, kaip patirti vidinę ramybę, kodėl saviugda būna neveikia, kaip nuimti nuo savęs įtampą. Pirtis, kvėpavimas, garas, vyrų ratas ir pokalbiai. Čia gali būti tikras, čia gali nusiimti savo kaukę. Vyre, vienas su savo mintim nesusitvarkysi. Metų metus gali sukti viduje savo mintis, tačiau vyrų rate, kuomet refleksiją padarysi, išsilaisvinsi. Dabar moterims, jeigu žiūrite šitą video, geriausia dovana vyrams ne daiktas, o erdvė, kur jisai gali tapti stipresnis. Jisai grįž po tokio rato į šeimą ramesnis, aiškesnis, tvirtesnis. Vyre, tu gali dar galvoti, o gali tiesiog suprasti. Ateik nepabūti, ateik pakeisti kryptį. Jeigu šitas video užkabino, registruokis nuorodoje apačioje ir ateik į vyrų ratą, kur gali būti tikras čia ir dabar. Iki.